duok man ugnelės. Senis sako, pasakyk negirdėtą, neregėtą pasaką, tai duosiu ugnies. O jei nepasakysi, tai rėžį rėšiu iš nugaros. Tasai šiaip sako, taip sako, mikt, nieko neišeina. Senis tuo išrėžė jam iš nugaros rėžį, gudrusis brolis nuėjo savo. Eina antras brolis iš tų gudriųjų. Ir vėl taip pat senis sako, pasakyk negirdėtą, neregėtą pasaką, tai duosiu ugnies. O jei nepasakysi, tuoj rėžį rėšiu iš nugaros. Tas vėl šitą sakinėja, bet nieko neišsako ir gana. Ir tam senis rėžį išlupo iš nugaros. Dabar nuėjo kvailys prašyti ugnies. Senis ir jam sako, pasakyk negirdėtą, neregėtą pasaką, tai duosiu ugnies. Jei nepasakysi, tuoj rėžį rėšiu iš nugaros. Bet šis tuo jam taip atsakė, aš pasakysiu, tik tai tu man nesakyk meluoji, o kad tu man pasakysi meluoji, aš tau du rėžius